į vėl nenufilminom įdomiausių dalykų, ką veikiam iš tikrųjų. O įdomiausi dalykai buvo tokie. Lukai, ar tu papasakosi? Teks tau, Benediktai, papasakoti, kokiam huinėm mes užsiminėm, bet Volvo rytoj važiuos į Madžiūnus, tai va čia yra geriausia. Kiek dabar yra valandų? Beveik 2. Tai mes už kiek laiko, už 6 valandų planam čia susitikti vos ne. Tai žodžiu, kokią turėjom situaciją, kai visą laiką. Išlėkiau test drive. Važiavam tiesiog, sakau, varom, pasimsim valgyt, Volveką patest drivinsim, nes pasikeičiau ten tas žvakės, kur net nežinau, šiaip ar pasakau, kad buvo problema, kad trūkčia. Išlėkiam vėl, ir trūkčiu vėl, karočiui. Ir logus žiūrim ir ten aiškinamės, jau ten rimti maperiai, pizda, ta prasme, jau visi bairiai. Ir atradom, kad fuel cutting, tada žiūrim dėl ko fuel cutting. Atsidarau fuel cutą skiltį, žiūriu fuel cutting nuo slėgę sukilusią daugiau negu 1,5 barą. Gerai, žiūrim kiek slėgė, ir akurat, ten pakil biški to slėgė. Ir galvojam, kaip tas slėgis pakil, mažinam turbą per šitą, per kompą, nesimažin, vis tiek puč. Tai, sakau, kažką šlangą nusimaus, išspaus dar kažką. Ir radau iš tikrųjų. Va čia, kai yra šitą šlangą jau kur padavimą orą, žinai, į kūlerį, tai jinai čia yra labai tight fit ten yra. Tai, o šitą prieš tai ėjo per apačią. Tai stopdavau iki motors vartos, kad ir nedaug, bet biški jud. Ir jinai cukt, paimdavo, užspausdavo kartais, nes šitą silikoninę, tai jinai minkštą užsispaudžia. Užspausdavo ir man nesidarydavo Wastegates, kas šiaip yra pavojinga iš esmės. Ir kits dalyks atjungiam noką daviklį. Tai bandysim rytoj, pasijungsiu aš jį atgal, tipo, viskas ok, pasižiūrėti, bet be daviklė viskas zaibys. Tai gal tas daviklis spjaun grybą, nes Matsuri tai viskas gerai buvo, be jokių problemų. Bet tikrai yra įmanoma, kad aš jį galiu būti perveržęs, nes jis yra labai jautrus užveržimo Newtonam. Tai galėjau būti perveržęs, nes žinant mane, 500 Newton. Ir viskas. Tai va, bet pasitvarkė, pasidarė, dar pradėjo leisti šlangutę vamsdėlis, turbos aušinimą, tai tiesiog užsivirinau. Čia yra pleistras, va toks va profesionalus. Jeigu kam įdomu, kaip reikia gydytis. Tai va, žodžiu, viskas gerai, va. Matot MVP žmogų, kur bičias galėjo mėgoti senai, nežiūri. Nes aš važinėjau, o Luks laptopą laikė ir žie. Tai jau biški pradėjo irgi suprasti, kaip kas dėl ko. Tai... Biški ir aš prikimė, žinau. Jo, buvo važiuojam, karočią. Ir problema yra su TPS-u. Throttle Position Sensor. Tai jisai tenai kaip kada, kartais... Pavyzdžiui, iki 0 dažnai nenueina. Gazas atleis, bet jisai mata 2 procentus gazą paspaudimą. Tada, pavyzdžiui, neįjung laisvos jėgos vožtuvą. Ir tada užsigazuoja mašiną iki ten 2 apsukų. Va, tokių bairių yra niuansų. Tai, sakau, davai pakelb iš ten su pliusiuku. Jisai kažkokiais metodais vietoj ten nuo 1,71 reikėjo pakelti iki 1,75. Jis kažkaip padarė 5 lygiai. Ir aš iš Sankryžos išvažinėjau. Nevažiuoju Volvo. Tai Luks, kas čia buvo, sakau, 1,7 rašyk, 1,7 rašyk. Ir rašė, toliau pučiam. Žodžiu, smagu, šiaip gal nereikėtų beždžionėm duoti kompą, kuris gali valdyti motorą, bet davė. Bet kažkaip susitvarkėm. O ką man padaryti, aš įsirašiau tą programą ir programuoju, ką jūs man. Tavo kompas, tavo programą, tavo mašiną. Tai va, dar, lempos laikiklį ką tik pasidariau, va, profesionaliai iš langos, bet va, lemputė dikai. Čia šitą reikia apačią dar prizatešint, kad nepabėgtų tą šlangą ir bus zaibys. Ir viskas, ir važiuojame mėgoti, ne? Jo. Ar bus nemėgam? Ne, Namie. Gerai. Sveiki. Dabar tu joystick. Sveiki, Benediktai. Ar jūs esat pasiruošęs? Šiaip jo, zaibys viskas. Eisim patestuoti tik tai detonacinį daviklį pasijungti, ar važiuoju ar nevažiuoju, bet šiaip viskas gerai. Pasiėmiau kameros šūdą.
Ir matai dabar, kai sukinėjai, jinai atsimeni, kaip prieš tai pizdo pro, dabar nebe radau nustatymus, kurios padaryti. Benediktas turi atsivežęs daug įrankių šiandien. Atsivežiau atsarginius batus. Jeigu mano Super Sport bačilo lakierkos nebeveiktų. Šiaip žinai, kas yra problema. Jos čia labai gerai kvepuojančios yra, bet lygiai taip pat gerai vandenį praleidžiančios. Bet nešlap. Tai biški drėgna. Ką čia dar turi? Ratų. Turim ratų. Turim zėstinkių drožtų, kurias reikės pabaigti. Turim kumho, kurios buvo pas mane ant priekio, kurios yra gautos iš padangos 1, 2, 3. Jūs drifto fanai. Ne, čia dabar neleis. Palauk. Savo automobilį. Čia ir fiškiai. Motor Sport. Čia? Bet žiūrėk, vėl sulinko per tam pat. Nes aš iš to posūkio išlėkiau, mečiausi į šitą pusę ir tu per šitą pusę būk. Bet jisai su dešinę pusę nesugebėtų į šitą pusę pist. Čia ir visai krent barą, nes nebūtų jinai pabirus. Nu. Ir... Čia biški išsižioja irgi prieš barą. Bet aš jaučiu, nežinau, kaip šita pusė išsilenkė, man įdomu. Kaip tai taip atsitiko. Nes tikrai ant to persimetimo ant nieko laikėsi. Į antrą posūkį. Slėpti kokią teisinių arba bloku, arba... Žiūrėk, Vilė. Vieti kampas. Kaip? Iki kaplys vyra. Jau visai mano. Aš jau nusiteikęs, kaip visur patinka. Šiaip tai. Kaip ir normaliai viską. Šiaip čia. Ne, čia viskas gerai yra. Lempa. Nu, lempa tai įsidės atgal tikrai. Jo, šitai. Tai super dabar tiesiog yra. Jo. Aš jau sutvėriau gėdą. Čia inteikas dabar bus geras. Bet žinai, ką man čia priminė tą patyrę persimetimą. Tik dabar kitą pusę. Nepasisekė. Ne, tai vieną tą lakės. Nu, aišku, aš ten biškį pasitraukiu ant rankinę, nes įklokiu. Ne. Kai šoku į tą lanką prieš vaiką. Nes aš jau argi buvau viskas gerai ir man tai taip atrodė, kad tu labai anksti pradėjai išėjti. Šiaip tai normaliai, nes aš paskui palei blokus ir išėjau. Ne pirmą kartą čia. Nes mesgi tame, jau tam posūkį. Bet aš jau mačiau tave tam posūkį ir galvau, kad blėt ar tu tilpsi. Va čia va buvo, man irgi klaustukas, bet galvoju. Taigi baudžiau, nes tilps. Netilpo. Tai dar toliau. Žiūrėk, čiagi nėra. Ką? Ką čia Lukai darai dabar? Na jo, pamiršau, kad prieklės negalima. Mes dar 4.
Geriau gal aš važiuoju. Gal neprisidariau problemų.